Kita mūsų trasa, kita diena ir nauji įspūdžiai. Eisime į Vavos Homolę kalną, o gal ir visokiai lipsim. Pasitaiko, kur reikia labai žiūrėti po kojom, nes gali be dantų grįžti. Šiandien pasirinkau žalią spalvą. Iš tikrųjų, kodėl? Todėl, kad kai vaikštom labai suprakaituojam, o kai suprakaituojam, tada kūnas užrūgštėja, o būtent šitas chlorofilas yra gaivinantis ir ne tik. Jisai puikiai šarmina, jo yra tikrai daug ir dar jis turi inulino. Tai yra iš cikorijos šaknies, kuris padeda aprūpinti netgi žarnyno mikroflorą. Taigi šiandien pasirinkau žalią spalvą. Kaip paprasta. Labai paprasta pasiimti, toks pakutis visur tikrai tinka. Gertuvę tiesiog išsidarom, išsiplakam ir geriam. Ar jis yra skanus, kokio skonio? Saldžiai rūgštus. Man Gaivus. patinka, nes laimo yra įdėta, tai tas yra super vasaros gėrimas. Ir dar tikrai vietoj kažkokių spraitų ir kokakolų, tai yra puikia alternatyva, norintiems skaniai atsigerti ir gauti dar ir naudos kūnui. O iš kur tas salduminas? Tai būtent eina prebiotikai įvairūs ir cikorijos šaknis, jinai turi tą salsvą skonį ir be to augalinę steviją. Jaučiu, kaip kala širdį kopiant į kalną ir mes dar tik įpusėjom, dėl to gersiu magnį ypatingos formos, kuri būtent suteikia energijos ir neleidžia taip stipriai kalti širdžiai ir dar gėrimas yra. Čia yra ypatingas gėrimas širdies kraujotakos sistemai, energijai atstatyti, tam, kad galėtumėm pasiekti savo svajonių viršūnę. Paskutinis ruožas, jis būna sunkiausias. Dar slidu po lietaus. Būna ir taip reikia lipt. Visokių ruožų įdomių.
Žygiuojant į kalnus nepakanka su savim turėti tik vandens. Reikia iš tiesų ir mikroelementų, reikia vitaminų ir tam tikrų medžiagų, kurie turi būtent šis gėrimas. Tai yra milteliai, sumaišomi su vandeniu, čia yra širdžiai ir kraujotakai, raumenų atstatymui, šaltoms galūnėms, jeigu šąla kojos, rankos, taip pat labai gerai padeda. Ir iš tikrųjų labai atgaivina, skanus ir duoda daug energijos. Aktyviems žmonėms, sportuojantiems, kurie turi problemą su širdies ir kraujotakos sistema, tikrai šitas gėrimas yra nuostabus. Velės veda į ganyklas. Ir kai jau atrodo, kad viskas, jėgų nebėra ir turbūt mes jau atėjom, mums eiti dar 15 minučių, tuomet pasieksim virš 1000 metrų, virš kilometro viršūnę. Eisim dar toliau, parodysiu vaizdus. Ir tokių sunkių ruožų, net replom kartais. Čia jau replom reikia lipti. O šaunuolė, gerai. Atsargiai. Nu va, ruožas beveik įveiktas. Vienas iš sunkesnių, gal sakyčiau. Negalvojam, kad tikrai pasieksim šitos viršūnės, bet iš tikrųjų žmogus pats kartais nesuvokia, kiek resursų ir galimybių savyje turi. Štai toks apdovanojimas to vargo, kurį patyrėm lipdamos į šį kalną, kuris yra 1050 metrų virš jūros lygio. Mažą lopinėlį viršūnės telpa nedaug žmonių, bet